Sveiki. Trumpai apie Google pajungimą, Google paieškos, statistiką, Google Analytico. Tai Sitekits ir trumpai, ką mums leidžia. Dabar nurodyta 28 dienų rodymo terminas, galima pažiūrėti per savaitę, per 90 dienų. Ką tai duoda, tai yra trumpa, greita apžiūra mūsų tinklalapio, kiek kur kokių apsilankymų buvo, iš kur atėjo srautai ir panašiai. Tai toks, nereikia eiti atskirai, jūs matote suvestinę, trumpą suvestinę pačiam tinklalapį. Mes matom, kad organiškai atėjo, 1500 žmonių atėjo per mėnesį, daugiau 13% augimas negu lapkričio mėnesį. Matom, kad organiškai atėjo 59, iš socialinių tinklų, tiesiogiai, elektroniniai laiškai ir kita. Tai tokia paprasta bendra statistika. Jeigu esat prisijungę prie savo paskyrų, tarkim paspaudus ant kampe Analytics, jūs matysite statistiką. Man iš karto atidaro appsą. Aš čia dabar pas mane nustatyta online, kad rodytų kiek žmonių. Dabar šiuo metu per pusvalandį 3 žmonės online, mobiliuoju, desktopu ir panašiai. Bet čia galite detaliau pasižiūrėti, kiek, kur, kada, kas atėjo. Išsamesnė informacija. Galima uždaryti. Toliau, ką mes turime paieškos sistemo rezultatus. Tai reiškia, kiek parodyta, kiek paspausta, kiek unikalių, konversijos. Ir taipogi mes turime Search konsolę. Tai jeigu mes paspausim šitą mygtuką, mums atidaro, iš karto turiu čia atsidaręs. Arba galim paspausti dar kartą. Čia bus mūsų našumo statistika visa, tegul krauna. Našumo statistika, kur detalesnė informacija, kur kiek atėjo. Ir mes turime paslinkus apačioj, turime trumpą irgi dešimtuką, kokie paieškos raktiniai žodžiai buvo ieškomi ir kiek kartų buvo paspausta. Tai va, aš šitą matau, kad sveikam kūnui buvo per 28 dienas 34 parodymai, 23 paspaudimai ir panašiai. Bet Andoko irgi ieškojo 129 kartus, ieškojo 9 kartus parodė. Tai man duoda tokį irgi lengvą įspūdį, kiek top 10 produktų ir kur mes galim. Jeigu mes paspausime, taip našumo man neužkrauna dėl prasto interneto, bet čia turbūt jau kiti visi dalykai, bet mes irgi taipogi paspaudus, mano tikslas dabar parodyti, paspaudus Andoko, man irgi taipogi turiu atidaryti našumo statistiką. Na va, šitas greičiau įvyko. Ir man rodo to raktinio žodžio vidutinę poziciją. Tai jeigu įvedu žodį Andoko, vidutinė pozicija taip per irgi 28 dienas, ar čia taip jo, per 28 dienas, per mėnesį laikotarpį, 9 kartus paspausta, parodyta, vidutinis paspaudimo procentai ir vidutinė pozicija. Tai reiškia, aš 6 vietoje esu su šito raktiniu žodžiu. Bet kažkodėl nespaudžia, tai reikia pažiūrėti vidinę SEO, kas tenai vyksta. Man duoda tokį lengvą briefą, kas kur kaip. Dar kartelį pabandysiu atidaryti tą bendrą konsolę. Nes iš esmės, kad galim paspausti čia peržiūrą. Iš esmės, matau, leidžiu tą pačią visą statistiką, kiek, kur, kas, kodėl, aplamai, puslapiai, tinkamintis, našumas, vidutinė pozicija, raktiniai žodžiai, kurie ieškomi. Čia mes jau matome daug detaliau, bet čia jau yra tie, kurie užsijama SEO ir kitais dalykais, kur būtų galima tobulinti. Aš, pavyzdžiui, matau, kad Fitline produktai ieškojo 1003 kartus per mėnesį laiko ir vidutinė pozicija yra 1,5, tai antroje vietoje visą laiką ir matau tokią statistiką. Tai leidžia man vienur tobulinti, kitur reikia žiūrėti vienus kitus aprašymus, kodėl taip vyksta, bet
čia jau irgi visiškai kiti dalykai. Bet kas leidžia šitas pajungimas, jeigu pasijungiam su jūsų Google accountu, Google Gmail paskyrą, tai jūs jau galėsit matyti detaliau, analizuoti, o šiaip iš esmės trumpai, tai viską matysite šičia. Tai irgi matote tam tikrą statistiką, kuri duoda, leidžia pagalvoti, ką darot gerai, ką blogai ir kur patobulinti.